Estrella Double Hero. Prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Radvilė? Taip. Čia mokyklos socialinis darbuotojas tavo skambina. Klausyk, Radvilė, tu labai, žinokit, pamokų nelankai daug. Aš jau nebeuždengiu, žinok, niekaip negaliu tiek pateisinti, kiek tu praleidi, žinok. Bus tėveliam bauda paskui. Kokia dar bauda, nesupratau. Mano pamokas pateisintas yra. Nu, žinok, bet per daug, žinok, tėveliam bus didelė bauda, jeigu dar praleisi nors vieną pamoką, žinok. Nu, gerai. O kas man ir beliko, aš jau nieko nebepraleisiu. Nu, tai susijimk, žinok, nes dėl tų poros dienelių, žinok, jeigu ten pabėgsi ir iš kūno kultūros kokios, tai žinok, bus negerai, nes aš, žinai, tavo raštelį, aš juos ten ir susegu, dar kažkaip dar pats, žinai, parašau, nes, nu, aš visai nenoriu, žinai, kad ten suprantu ir tų pinigų nelabai yra, žinai, žmonės. Tai va, bet kažkaip rimčiau pasižiūrėjo, gerai, tą mokyklą. Nu, gerai. Nu, aš tada ir tėveliam tavo neskambinsiu, gerai? Gerai. Nu, žiūrėk tada. Čia Deimantė Aleksiūnaitė paprašė, kad mes tave išdurtume. Čia buvo Estrella Double Hero. Jūs išdūrė Estrella Double Hero. Gerai. Bet pamokas man vis tiek lankyk, supratai? Dievas jau patarsi, rimtai. Bet pamokas man lankai. Nu tai ir lankau pamokas, žinoma. Žiūrėk, nebėg. Bėgu ir viskas. Nes kitas įkrimtai prigausiu, žinok. Karoči, žiauru, nu, geras bajas patiko. Laimingai tau. Aha. Estrella Double Hero.